Na ką, prologas programa maksimum įgyvendinta. Mes laimėjome Europos taurėje prologą ir esame P3 trečioje vietoje absoliučioje įskaitoje iš visiškai visų dalyvių. Šiaip tikrai labai greita, labai bumpy duobėta ir slidu, turiu pasakyti. Tai toks tikrai tokiu greičiu važiuojant, tai taip kartais galima ir automobilį padžiauti. Bet okei, dabar viskas gerai, keliausime į podiumą ir rinksimės starto vietas, nes pirmas dešimtukas renkasi savo starto poziciją šeštadienį. Pravažiavom prologą. Nuotaika visai nebloga iš tikrųjų, dėl to, kad manau, kad tokiom sudėtingom sąlygom kelias jau pakankamai suniokotas, tai visai gerai pravažiavom, visai tiksliai gerai. Yra priekyje mūsų varžovų, bet jie yra vietiniai ir aš manau, kad jie šitą prologą važiavo labai daug kartų, tai manau, kad turėjo šiokį tokį pranašumą. Šiaip kol kas bent jau rezultatai, man atrodo, kad visai mus džiugina ir looking forward į pozicijų pasirinkimą.